Kartu su Ukmergės rajono savivaldybės administracija nusprendė pristatyti Ukmergės rajoną, turizmo paslaugas, išteklius ir galimybės 16 tarptautinėje turizmo, sporto ir laisvalaikio parodoje Vivatur 2010. Pagrindinės mūsų stendo temos buvo pristatyti Ukmergės mūšį. Tai buvo, didžiulis stendas su nuotraukomis, su aprašymu, su šiais metais renginio data. Taip pat buvo mūsų tautodailininko Zinkevičiaus rankų darbo skulptūrėlės, kareivėlis išdrožinėtos ir tikras kareivis stendas, uniforma. Kareivė. O tai kareivių neturėt vyrų? Aš to pačiu, vienu šūviu du zuikius. Ir atstovavau rajoną, kadangi esu atsakinga už turizmą, ir to pačiu, kadangi priklausau Ukmergės karo istorijos klubui, kuris organizuoja Ukmergės mūšį, tai to pačiu pristatinėjau ir šį renginį, ir kitus Ukmergėje vykstančius stambius renginius, į kuriuos mes norėtumėm pakviesti, pritraukti daugiau lankytojų iš mūsų rajonų. Tradicinius renginius, kurie vyksta kasmet, mes turim Būgnų perkusijos festivalį kvietėme, kuris vyks neužilgo 11 kovo. Prasidės, daugiau kvietėm į miesto šventę, kvietėm į rudenį vykstančią tradicinę miesto mugę. Ir šiaip tai manyčiau, kad turėtų šitie renginiai tikrai pasipildyti svečiais iš kitų miestų, kadangi daug kas labai susidomėjo, labai domėjosi gydai. Gydai specializuojasi irgi dalis jų būtent veža grupės į kažkokius renginius. Tai labai džiaugiamės, tikimės iš tokio rezultato iš tikrųjų grįžtamojo. Taip pat ir gydai ir kelionių po Lietuvą organizatoriai. Jie iš tikrųjų buvo nustebę, kad pas mus vyksta toks renginys, jam labai patiko, Ukmergės mūšis. Tai kita mūsų pristatoma tema stende buvo turistinis maršrutas Ukmergės rajono dvarų žiedas. Pasipildė naujai įtrauktų Krikštėnų dvarų, kadangi dvaras atgyjo, jis buvo renovuotas ir jau laukia turistų. Norėjom ir pristatyti šį dvarą. Tai taip pat, pristatinėjom dvarus ir paminėjom tuos išskirtinius tokius, kad Taujėnai ir Krikštėnai priima turistus, o Smetonos dvarą norėjom taip pat irgi išskirti iš kitų, kadangi rajono savivaldybės administracija tikrai deda didelės pastangas, kad pritraukti ES lėšas, sutvarkyti dvarų, irgi parengti. Kažkaip jau tiesiog pradėjome informuoti apie šitą dvarą, kad jisai neužilgo turėtų pradėti funkcionuoti, jau iš anksto pradėjome jį kažkaip. Dar mūsų entuziasto turizmo maršrutui taip pat, čia gal puoselėtoje ir tarkim ir vandens turizmo, ir po dvarus taip pat tą maršrutą puoselinčio Kastyčio Kvietkausko. Turėjome irgi šiek tiek pristatymo ir tiesiog siūlėm, daug kas labai klausinėjo. Kas klausė apie aktyves pramogas, tai mes kažkaip šiemet akcentavom mūsų Kastytį, kadangi jisai ir žiemą, ir vasarą, ir dieną, ir naktį, jam jokių ribų nėra, tai mes naujovių ir kažko išskirtinio trokštantiems pristatydavom Kastytį. Rajonai kažkaip jie daugiau turėjo kažkokią tai tokią vieną arba kelias pagrindinės temas, o mes kažkaip stengiamės tikrai, kaip įmanoma, ryškiau pristatyti tas mūsų visokias tas galimybės, tiek renginius. Ir galimybę pravažiuojant sustoti ir aplankyti, nes yra poreikis, mes važiuojam pro Ukmergę, norim labai trumpam. Tai ir muziejų aplankyti, lipti į Gaisrinės bokštą. Būtent senamiesčio gidas labai susidomėjo mūsų Ukmergės mūšių ir žadėjo prieš renginį savo autobusuose, kur vežioja turistus, leisti filmuką apie mūsų renginį ir, anonsuoti. Iš kur tą filmuką jie turi? Jau vakar nuvežėm viską. Ir
tą patį analogiškai darysim prieš kiekvieną renginį, prieš miesto šventę, prieš mugę, prieš visus.